Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Kripto mokymų centras. Šiandieną ketvirtadienis, kovo 20 diena ir darome dienos analizę. Na ką, turėjom pagaliau visų ilgai lauktą ir senai žadėtą short squeezą. Manau viskas. Tai pasiėmėm šitą pagrindinį liquidity levelį, iki šitų highs neužteko, kaip sakant, jėgų, neužteko bezdalų. Stiprus rejectas, structure broken. Stiprus impulsas į apačią. Kai žiūrėjot pamokas apie trendus, pasakau, kad impulsas, neaukštas bouncas, vėl stiprus impulsas, tai turėjom stiprų impulsą, dabar turim bouncą, manau turėsim dar vieną impulsą. Nu šiaip, gal dar ir ne viskas, gal reversinsis, mažai šansų. Didesnė tikimybė vis tiek down, imti šitos levelius. Nu, jeigu sugebės reversint ir kažką tokio daryti, tada kitas targetas jo, šitie leveliai, bet, maža tikimybė, tikrai, manau, dabar jau kelias down. Turėjom tą short squeezą, kaip ir viskas, manau. Jau vakar čia visi kolino, kad bullrunas vėl prasideda, altcoinai vėl bullish, let's go. Solana to $200. Bet jau šiandien nebekročiu, jau šiandien viskas vėl subirėjo. Tai obvious, bensai daily raudoni, tai mažiausio pasipriešinimo kelias į vis dar į apačią, tai turėjom tą squeezą, palėtėm bensus, tikimės naujų laus, ir pagal tą pačią tendenciją, tai jau ne vienam video tą patį miniu. Pokį vakar sakiau, kad kai eteris pumpina, tai marketas subirės. Tai taip ir atsitiko, aišku. Man rodos, eteris vakar relatyviai buvo stipresnis už BTC. Vakarykštė žvakė eterio 7,2. BTC 5, Solana. Solana buvo stipriausiai iš majorų vakar ant vakarykščio pumpo. Tai, jau matom visą judesį retracino irgi, aišku, tikimės naujų laus. Bear marketas, draugai, altcoinam tai tikrai. BTC, dar kabom plauko, bet irgi raudoni bensai, tai vėlgi, manau, kažkas tokio tikrai gali būti, paimti šitą lau, vėl grįžti atgal į range, tai ant šito judesio altcoinai ten išvis vėl numirs, karočią. BTC tik biški čia pakrešins ir atšoks, altcoinai tai ten subirės išvis vėl, karočią. Žodžiu, nieks nesikeičia, kai nieks nesikeičia. Pradėkim nuo 8 dienų time frame, už dienos turėsim klausą. Na ir padarėm upper weeką, palėtėm grinai bensus, 2-1 įėmėjai, ten ir sustojom, grįžom. Sakiau vakar, kad nėra lower weeko ir didelė tikimybė, kad jį padarysim per ateinančias porą dienų, tai po šiandien jau išvis didelė labai tikimybė, tikrai manau, kad subirės čia gan greitai. Per ateinančias 30 valandų subirės, padarys tą lower weeką ir kaip ir viskas bus ok. Kaip ir viskas bus ok. Daugiau nėra čia ką išvelgti, treidinam žemiau bensų, jau kelintą žvakę klausinam, tai sakau, geriausiu atveju tikimės kažko tokio, blogiausiu atveju kažko tokio. Ant BTC nelabai tikiuosi kažko tokio. Būtų aišku neblogai dar gerų kainų po PMK pafilint begą, bet nemanau, kad gausimės tokių kainų. Nemanau, kad vėlgi sakau, bear marketas BTC atrodys, tai tiesiog, kad jisai nekyla, tiesiog juda sideways. Altcoinai, aišku, tai taip pajudės, čia jau obvious. Daily pažiūrim. Tai jo, squeezas, tas trikampis, kurį paaišiau realiai išsipildė, išsiskvizinom atgal. Sakau, žiūrint ką matau, tai tikiuosi išimti bent jau šitos 2 levelius. Čia žiūrėsim prie laus, kas bus. Padarys naujo lau, išsvipins grįš atgal, kad subirės kiaurai, nemanau iš tikrųjų, manau, kad
vėlgi, gal ir padarys naują lau, išsvypins, grįš atgal čia kažkur. Manau, kad šito range'o nuo 8.5 iki realiai 7.5 greit mes iš jo dar nedingsim, manau, kad ilgai mes čia dar tradinsim. Vėlgi įsivaizduoju sentimentą šitoje vietoje bus labai bearish ir labai visi shortins, tai tiesiog vėl prives prie skvyzo. Kaip ir visą laiką. Goldą pažiūrim. Šiaip biški pasidomėjau goldų, koks sentimentas ir kas vyksta, tai goldą labai šylina normiams per visur, per žinias, ten per didelius kanalus YouTube'o. Ir čia dar sueina su ta istorija, kad ten tipo goldo nėra tam Fort Knox'e. Ir va čia, kad visiems dabar reikia normiam būtinai turėti goldą, tai kažkaip su tokiu sentimentu, tai manau, kad, esam arti topą, gal dar ne čia, bet tikrai manau, kad jau bus užtrepinti, kas dabar perka, at some point, gal dar biški baranins, bet po to subirės normaliai ir visi realiai, kas čia pirko, tai virš 3, kad tikrai, manau, bus užtrepinti. Vėlgi, nereikia kolinti topo, tiesiog labai lengva, kai pradėsim klausinti žvakės viduj 8 dienų bensų, tai tada greičiausiai ir topas. Ir tada tikimės kažko va tokio. Tai vėlgi matom ir šitą pavyzdį turėjom stiprų uptrendą, kai pradėjom klausinti žvakės viduje bensų topas. Ir tai privedė, ir va toks tas goldo bear marketas, kur jisai nekrenta, bet juda tiesiog sideways. Tai realiai iš BTC tikiuosi lygiai tokio pačio bear marketo. Ir jo, su goldu tai irgi. Laukiam klauso viduje bensų. Ir tiek. Daily. Daily irgi vakar sakiau, kad nuo bensų 2 procentai nutolę šiaip. Istoriškai čia, kiek viso, aišku, čarto nežiūrėjau, bet va taip iš akies pamėčius, tai 2-3 procentai nutolsta nuo bensų ir kaip ir tada grįžta jos patestinti. Dabar esam 2 procentai, dar procentas, 3 procentai čia būtų, 3 štukos 7, 3 štukos 100, manau, aukščiau 300 tikrai nekilsim be bensų retesto, čia jau būtų 4 procentai, jau būtų labai daug, sakau, šiaip kiek žiūrėjau, tai, čia toks tipo pavyzdys vienas, 4,5 procento. 4,5 procento, okei, yra ir 4. Čia gan stiprus buvo ranas, 10 procentų. 8 procentai, okei, gal ir nelabai velit tą teoriją, bet čia išseniau, iš kur čia, iš 224. Bet va žiūrint būtent į šitą trendą, tai šitam trende niekur nebuvo dar, kad... čia... Realiai jo, čia niekur bensų nelėta. Okei, tada gal nevalėt šitą mano teoriją, nesąmonę šneku, tai tiesiog. Geriausias bus indikatorius laukti klauso viduj ir tada bus visai neblogai kolint topą. Vėlgi, sentimentas goldo toks, kad jį dabar labai visiems šylina, tai kai jau kažkas tampa pilinama publik, tai tikrai arti topas. Juos 500. Irgi subirėjom kiaurai bensus 8 dienų. Realiai tas pats viskas, kas vakar. Tikiuosi realiai kažko tokio. Pradžios esam kažkur čia. Tikiuosi realiai kažko tokio. Raudonų bensų nemanau, kad bus taip. Gali būt, bet
kažkaip maža tikimybė, manau, kad vieną sykį jau čia taip išgelbėjo, man rods jau kitą sykį bus kažkas panašiau į šitą. Tai nu jo, brisk kasetai byra, tiek krypto, tiek stoksai, tai jo. BTC mažesnis time frame'as, ką mes čia turim. Na jo, turėjom tą rally, čia turėjom clear break of structure, complacency bounce'as, tasai toksai, ne, kur turėjom uptrendą, turėjom break of structure, tada turėjom tą paskutinį bounce'ą, smart money nusimest, kas čia šitą trendą treidino. Nu ir viso, dabar realiai galim grįžti iš ten, kur atėjom. Stiprus impulsas į apačią, tai tikiuosi realiai kažko tokio. Vėlgi, tas skvizas jau buvo, tai dabar, nu, nebereikia kovoti su gravitacija. Vėlgi, sakau, padarėm low, palėtėm bensus, tikimės naujo low. Jeigu nebus naujo low, jeigu bus kažkaip taip, ir tada vėl palėsim bensus, nu, tada jau galėsim sakyti, kad kažkas keičiasi, kol kas dar anksti. 2 dienų, nu va, 2 dienų irgi palėtėm bensus. Irgi sakiau, kad jau laikas, jau ilgai jie nebuvo lesti, tai palėtėm, galim toliau tęsti downtrendą. 8 valandos irgi sugebėjo flipint žaliai, bet jau, manau, toj pames ir manau, kažkas tokio. Nu, vat klausimas, ar dabar padarysim naują low ar ne. Nuo to, manau, daug kas priklausys. Jeigu nepadarom naujo low, padarom higher low ir tada vėl lipam atgal į šitą levelį, nu, tada jau gal ir nebeblogai. Tada jau gal ir matyčiau runą iki šitų highs. Kol taip nėra, tai, nu, nereikia kovoti prieš gravitaciją. Visi trendai down, tai jo. Nu jo. Kas dar. Na, kaip ir nieko, trumpas video šiandien toks, biški šiandien užsiėmęs kitais Matrixo darbais, tai jo, susitiksime rytoj.